Išsivežu labai daug visko galvoj, labai daug ką supratau, labai informacijos tai be galo daug, labai bandai pritaikyti, labai daug atrandi visko. Savyje, ką tu mėgsti iš tikrųjų, tikrai čia taip ir man buvo, tikrai, Ir visą tą aš tikrai susistemizuosiu, apgalvosiu, grįžusi namo. Aš tiesiog išsivežu pagrindinį, kas man buvo aktualiausia turbūt. Aš esu. Atvedė tai labai įdomiai. Ruošiausi pernai tą daryti, bet kai skatino žmonės iš mano aplinkos, tai gerai važiuok, jeigu tau kažko reikia, nes tas kažkas, kad kažko trūksta, kažkas negerai, jau seniai kirba. Bet kaip visada nėra kada, nėra laiko, nėra kada, tai kur ten reikės, kažkokius bilietus dar pirktis reikės, kur čia trukdytis kaip ką. O šiais metais irgi tas žmonės, tai kiti žmonės turbūt labiau norėjo, kad aš išvažiuočiau, tai paėmė ir pastumėjo, ir nupirko, ir sako, viskas jau padaryta, važiuok. Taip kad tam žmogui, kuris mane tikrai pastumėjo, nes to laiko ir dabar nebuvo to laiko, sakau, ačiū už didžiausią gyvenimo dovaną. Jam pirmiausia. Ir pirmiausia savo sąmonį, nes aš vis tiek norėjau. Tai ir 2 metais aš norėjau, aš prisiminiau, kai sako, kas su tavim ne taip, kas tau negerai, tai ko tu lyg tai viską turi, pasiekusi daug, ko tu spurdi, kažkas ne taip su tavim. Tai sakau, man reikia nurimti, o kur tu nori nurimti, tai važiuojam į atostogas, nesakau, aš nenoriu nes aš tų pležų, tų gulėjimų tikrai nenoriu, aš nenurimsiu, nes ten irgi bandžiau, bet ten nerandi to. Tik tai supranti, kad dar kažkas, dar reikia ieškoti. Ir tada vėl man ta mintis, pernai norėjau ten, gal ir išreiškiu ją garsiai ir tada jis sako, tai važiuok. Ne, tai kaip čia nebus laiko, juk vasarą imsiu atostogas, manęs neišleis darbe jau paskui jau rudenį, tai vėl tai. Ir tada tiesiog žmogus atkakliai man viskas, važiuoji, jau tu važiuoji. Nebuvo kur dingti, ir atvažiavau. Palinkėčiau, kad tikrai važiuokit visos, nes tokį skaidrumą gal sąmoningai to nerasi. Kažkas ateina, krebžda, jis tikrai krebžda, bet padėti, kad paimtų už rankos ir čia, taip, tikrai, taip, to tikrai reikia ir puikus žmogus Eleonora, jinai tą turi tą įtaiką, tą mūzą, tą įkvėpimą, kad tikrai įtaiga, kurios klausaisi įsižiojus ir sąmonė nelaksto tiesiog į ją koncentruotai, jinai tą visą tą turi. Tai geresnio mokytojo tikrai nėra. Mano gyvenime nebuvo, tai dėl to taip sakau. Tikrai stipriausi potyriai apart vaikų gimimas, taip, apart vaikų gimimas. Iki šiol ir manęs tikrai nejaudino, labai mažai kas jaudino, labai net tie patys vaikai, kurie įsipjauna, ateina verkia pirštuką, manęs nejaudino. Praeis tas skausmas, visiems skauda, čia normalu, bet va šičia nesuvirpėdavo, nieks nesukrepždendavo, o čia man tas viskas pabiški grįždinėja, tikrai grįždinėja ir